Jeigu jūs būsite kada nors gundomas nusipirkti tų produktų, ir aš jums negaliu pasakyti nepirkti, bet jūs užduokite labai paprastą klausimą tam distributoriui. Kas yra tas mokslinis direktorius? Pabandykite paskambinti tam moksliniam direktoriui. Pakalbėkite su juo ir paprašykite patvirtinti tuos visus teiginius. Matote, čia jūs turite daktarą Arturą Ferstą, daktarą Fred Hooper, mokslinę patarėjų tarybą. Jūs turite mokslininkus, kuriems galite užduoti klausimus ir diskutuoti su jais. Pabandykite tai su kitomis firmomis ir jūs būsite nustebinti. Vienas iš distributorių paklausė manęs apie vieną produktą. Ir aš sakau, kad aš tau negaliu pasakyti, bet sakau, kad pabandysiu paskambinti. Aš paskambinau ir sakau, kad norėčiau pakalbėti su jūsų moksliniu direktoriumi arba mokslininku. Bet atsakymas buvo, pas mus nėra tokio žmogaus tokiu pavadinimu, bet aš manau, kad aš galėčiau jums surasti gydytoją, kuris galbūt galės atsakyti jūsų klausimus. Aš nesu tikras, koks jūsų vardas, mes jums perskambinsim, bet jie niekada nepaskambina. Taigi, koks yra skirtumas tarp mūsų firmos ir kitų? Mes turime tikrą mokslinę patarėjų tarybą. Visiškai neseniai čia, Suomijoje ir Amerikoje ir Australijoje daugelis gydytojų per televiziją kalbėjo neigiamai apie vaistažoles. Vieni tą žodį sako su H raidė, kiti be. Angliškai tai gali būti sakoma herbs ir kai kuriuose šalise herbs. Tai reiškia tą patį dalyką. Bet štai kokia yra esmė. Visų pirma, vaistažolių verslas yra labai neįprastas. 1990 metais 2 procentai žmonių Jungtinėse valstijose naudojo vaistažoles. 97 metais 12 procentų. Vaistažolių metinė apyvarta sudaro 5,1 milijardo dolerių. Tai yra didžiulis verslas. Ir daugelis firmų įsijungia į tą vaistažolių verslą ir aš galiu pasakyti, kad kai kurie dalykai yra tiesa, o kai kurie ne. Taigi, kodėl gydytojai yra prieš vaistažoles? Pamirškite dabar ekonomiką, bet kai kuriais atvejais yra teisingos priežastis. Aš viliuosi, kad šiaurinės Europos dalys yra labiau išprūsusios negu Amerika. Jeigu mes Amerikoje sakome žmonėms vartoti po 1 tabletę, jie suvalgys 3, jeigu sakoma 5, jie suvartos 10. Kitaip sakant, yra didelė tendencija perdozavimui. Ir kai jūs perdozuojat, jūs susidurėte su problemomis. Yra labai svarbu vartoti tokį kiekį, kuris yra siūlomas žmogui. Labai dažnai vaistažolių perdozavimas gali sukelti tam tikrą patologiją. Aš paminėsiu tik keletą dalykų. Ginkgo biloba yra plačiai paplitusi. Jeigu jos perdozuoti, nors šiaip jį veikia kaip aspirinas, suskystina kraują, kitaip sakant, jie apsaugo kraują nuo užsikimšimo. Bet jeigu jūs vartosite jos per daug, jūs turėsite rimtų patologinių problemų. Kava atneša sumišimą, jeigu jūs naudosite jo per daug. Ženšenis, didysis ženšenis, kuris padeda žmogaus seksualiniai veiklai ir taip toliau. Yra didžiulis procentas ženšenio parduodamo Jungtinėse valstijose ir kai mes jį patikrinome, jis neturėjo nei mažiausios dalelės to ženšenio. Tai yra laisva šalis. Jūs galite vadinti daiktus kaip norite. Taigi daugelio ženšenio produktų sudėtyje nebuvo nei trupučio ženšenio. Ir tai yra problema. Tam tikros karpos, kad jas paveikti reikalingos savaitės. Tam tikros vaistažolės paveiks kepenis ir atneš įvairiausių lygų. Būtent dėl to, kai kurie gydytojai yra nusistatę prieš vaistažolės. Iš pradžių jie sakė, kad negerai vartoti per daug, bet vėliau jie sakė, kad geriau iš viso nevartoti. O kaip dėl GNLD? Ar mes naudojame vaistažolės? Taip, mes naudojame. Ar mes esame lyderiai tame? Ne. Kodėl?
Todėl, kad mes praleidžiame tinkamą laiką, kad įsitikintumėm, jog kiekvienas produktas, kurį mes naudojame, turėtų saugų efektą. Taigi, norime pabrėžti, kad mes niekada neskubame. Reikėjo 6 metų, kol karotenoidų produktas pasirodė. Ir niekas iš administracijos neatėjo ir nesakė mokslininkams, moksliniai patarėjų tarybai, kad jūs per daug užtrunkate šitose eksperimentuose, jūs per daug pinigų išleidžiate šito produkto vystyme. Būtent taip mes dirbame. Etiškai tvarkinga firma taip elgsis. Ir aš labai didžiuojuosi būti šios firmos dalimi. Ačiū Jums labai.